ir tai buvo nedaug. Gerai. Dabar varau su Vickers Mark 6C. Smagu žaisti. Manau, čia bus mano pirmas toksai ilgas. Žinot, aš labai užsienį norėjau savo kanalo, bet nesugalvojau savo vardo. Buvau pasivadinęs Filipas Avataras. Paskui persigalvojau ir mes su draugu čia dėl to du vardai užrašyti ant mano kanalo. Kapitonas Purgo ir Kamikadzė Džiusna. Kamikadzė Džiusna yra mano kito draugo vardas. Jis ant Battlefieldo, man rodos, loštų ir keltų. Tai jo. Tai jo, jis ant Battlefieldo. Kalbėtų ten visokias įdomybės, kaip ir aš World of Tanks ir War Thunder pasistengsiu. Tai čia bus mano pirmas epizodas. Šitą daiktą aš nekenčiu. Gerai. Kiek žmonių kalną traukia? Į kalną traukia nedaug. Gerai, aš trauksiu paskui tie 26. Šitas tankas turi greičio. Bet tik tiek jis ir turi. Aš nieko daugiau neturiu, tik tai amuniciją viešuose. Man reikėjo žiūronus jam įmontuoti. Yra tikimybė dabar, kad į mane šaudytas, aš nuverčiau vieną šitą. Ups, man kažkas padarė. Tas padarė man žalos. Ai, tu vargai, ubagė tu rusė. Gerai, šitas truputį greičiau užsitaisiu, tikiuosi, nespės pakliūti mane, kaip pasislėptų. Kol užsitaisysiu. Ir ugnis. Mirktų rusė. Jo, spaudžiant C raidę galite pakartoti pilnai užtaisyti apkabą. Jeigu jinai būna pusiau tuščia. Arba pusiau iššvaistyta. Priklausomai nuo taip, kaip žiūrite į savo užtaisymą. Čia reikia pastiprinimo. Pogalas, beveik išvengiau. Oi, bet jis ginkluotas vis tiek su apkabiniu. Šitas pabuklas turi 4 pėdinius pakartotinio užtaisymą. Čia kai būna tie greita šaudai. Man vis tiek nebūtų pasisekę. Reikėjo žiūrėt, kur važiuoja pogalas. Gerai, ties tuo baigiu. Tai va. Ties tuo baigiu šitame mūšyje. Dabar kitams mūšis aš imu Panzerkampfwagen 2 auf D. Šitas tankas iš esmės yra neblogas, jo greitis neblogas, bet jo sukimosi laikas nedidelis, jo užtaisymo laikas neblogas, bet jo pramušimas šlamštas. Tiesiog košmaras. Šitas tankas geriau naudojamas per 10 minučių. Vien dėl to, kad jo ginklas šlamštas, aš jam turiu užtaisęs keletą premium amunicijos vienai apkabai. Man rodos, mažiau nei vienai apkabai, man rodos. Nepamenu kiekviena
šitų užtaisų laiko. Na, čia va užtaisiukai. Geriau, kad matytus arba čia geriau metas. Tai va, aš važiuoju čia. Va šitas geras FAC Renault FAC. Dabar šitas tankas gali pasiekti 35 km per valandą greitį. Jo manevringumas neblogas, kažkas jau užpykštelėjo. Iš esmės čia gražus tankas, aš tokio tikro norėčiau, būtų smagu su juo važinėti ir gąsdinti žmonės. Iš esmės būtų smagu Leonardo da Vinci tanką pasistatyti, jis buvo varomas žmonių jėga. Turėjo pabūklą iš kiekvienos pusės. Būtų tikras košmaras. Įdomiausia, kad žmonės dar vairuoja šitus tankus. Vienas iš įdomesnių tankų, kurie man patinka, tai yra Renault 35H. Dažniausiai šitoje vietoje apšaudymai vyksta. Kaip prieš juos draugai juos naikino. Mirk prieš mirk pagalais. Ir aš pervažiu šitą vietą. Čia yra saugiau. Ir antras dalykas, aš galėsiu iš čia geriau piškinti į priešą, kuris čia važiuos pro šoną. Čia yra tikimybė, kad iš čia slepiasi. Taip pat atsiprašau, čia bus tik dažniausiai aš ilgiau išlieku šitose, bet aš tiesiog taip seniai nežaidęs. Čia į mane kažkas šaudė. Oi. Vieną drąsuolį turim, Panzer 2. Jis turi daugiau šarvų negu aš, truputį iš priekio geresnį pasišarvai. Pagaliau pramušiau. Šitaisom. Nesunaikinau. Ir tas buvo sunaikintas. Šitą komandą kažkokia mėgantį. Jie turi T-18, vieną geriausių tankų žaidime. Tas vienas tankas, jeigu turėtų patyrusį vairuotoją, jis galėtų sunaikinti visą komandą. Uf. Kas belieka? Šturmas! Ką reiškia geras atsimušimas? Man ką reiškia, kai gerai šarvai atsimuša. Šitas tankas reiškia nepramušamas. Reikia tik, kad šikna iš aukštai. Atleiskit už mano juoką. Savo galą. Thank you. Panzer 2D beliko. Kur man pramušė? Daugiausiai iš bokštelį. Kur tas Panzer 2D slepiasi? Traukiame viršų. Aš tikrai nespėsiu, tas BT2 pirmas atvažiuos. Priešo bazė važymama. Ištrižai traukiu. Panzer 2D. Davai. Kur tu randiesi, tankiu, kažkur tai čia mačiau.